paskutinį kartą. Tavo priekinės letenos į vieną pusę, galinės į kitą. Ir tu jau. Ir vėl pamiršau pasakyti sau labanakt. Tu šypteli. Šį kartą nebereikia niekur eiti. Priglaudi savo sunkų smakrą prie žemės. Labanakt begemotė. Labanakt pasaulį. Aš dabar jau tikrai miegu. Giliai, tyliai, šiltai. O visos mintys tiesiog tyliai ištirpsta sapne. Kartais, kai norisi užmigti, o mintys vis dar šokinėja kaip burbulai, reikia jas išklausyti, nuraminti ir leisti joms ištirpti. O tam labai tinka pasaka. Galbūt, jei mėgimotas tai žinotų, gal jis pats paklausytų savo pasakos apie save. Ir galbūt užmigtų greičiau. Kviečiu pasinerti į jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.